Labas rytas, draugai. Esu Aurimas, avantiūristas ir šį sezoną susitiksime įvairiose avantiūrose, kelionėse, ekspedicijose. Važiuosime į renginius, kalbinsime draugus, keliausime, taigi laukia įdomus sezonas, per kurį papasakosiu turbūt savo laisvalaikį, savo užimtumus ir kartu patirsime labai gerų nuotykių. Taigi, o pradėsime nuo lengvesnių, paprastesnių dalykų. Šiandien Panevėžio Subaru klubas organizuoja suvažiavimą, susitikimą, galbūt išvyką į mišką. Žinoma, tai yra žiemos susitikimas, visi laukiam žiemos, bet laukia turim +5 šlapę, tai neįsivaizduoju, ką ten rasime. Tai pradžiai važiuojam, nusiplanom automobilį, nes po paskutinio pasivažinėjimo šiek tiek purvinas. Važiuojam, susitinkam su kolegomis, pažiūrim jų planą ir šiek tiek pakeliaujam, parodysiu jums tiesiog kaip atrodo paprastas savaitgalis, kai nesėdime namuose. Tai keliaujam, apsižiūrim ir manau bus visai smagu. Nu ką, atvykom, po truputėlį jau automobilį renkasi. Turime jau gal 5-6 mašinas. Žinoma, kai trūksta sniego, tai ir žmonių netiek daug, bet kol kas atrodo viskas visai fainai. Kompanija gera, nusiteikusi, tai dar kelias minutės luktelim kelių automobilių ir neužilgai judėsime į mišką, tai iki greitą. Ką, pajudėjom į mišką, sakė, varom į kopas, tai įdomu, ar čia tiesioginė prasme, ar pergelinė, tai jeigu tiesioginė, tai turbūt reikės ir paišdykauti. Šiupelio gaila nepasiėmiau, nes žinot, kaip būna, kai senai jau matęs offroado ar smėlio ir nori pasikrapštyti, tai dažnu atveju užklimsti. Tai žiūrėsim, kaip ten iš tikrųjų bus. Tai 5 mašinas mūsų išvažiavo, nėra daug. Visoko, iš tikrųjų, gal net ir sniego kokią sulauksim, niekas nežino. Tai dar komanda nori stabtelti į parduotuvę, kas dasipirkti. Dešrelių kaip pavyzdys ar kažko, tai greitai dar stabtelsim ir važiuojam tų kopų žiūrėti. Turiu nuojautą, kad kopas tai čia tik tais pavadinimas ir ten tų kopų turbūt nei su žiburiu nerasit. Važiuojam patikrinti. Na, iš tikrųjų labai įdomu, ką ten sutiksim. Beveik visą sezoną nebuvau tokiam suvažiavime. Šiek tiek buvau atitolęs nuo Subaru markės automobilių, kai savo pirmąjį pardaviau, turėjau kitokių reikalų. Tai įdomu bus pamatyti turbūt naujos technikos, naujų žmonių ir įdomu, kaip dabar ten viskas kvėpuoja, kaip viskas vyksta. Anksčiau tai susitikdavom, nerdavom į purvynus ir ten būdavo, wow, laukiniai vakarai. Įdomu, kaip atrodys dabar. Tikrai žinau, kad keli kolegos yra užsipirkę STI modelių, tai turbūt tikrai giliai į mišką nelysim, bet tikrai, manau, bus labai gražu pažiūrėti į naujus automobilius, naujus modelius ir patirti naujų avantiūrų. Tai labai laukiu. Važiuojam.
vyksta inauguracija. Pirmasis lipdukas ant Subaru, pirmoji išvyka ir pati klubo prezidentė oficialiai krikštė šią mašiną ir bando klijuoti lipduką. Tik lipdukas turbūt biškiuką pašalę sudėtingai gali atsiklijuoti. Su visom raidėm? Su visom. Taigi, trumpai pakalbinsim Panevėžio Subaru klubo asociacijos, turbūt taip reikėtų pavadinti, ne? Panevėžio Subaru klubo asociacija. Įkūrėja Ieva. Tai Ieva, sakyk, kaip iš esmės gimė mintis įkurti šitą klubą? Ar pati turėjai tokį automobilį? Trumpai papasakok. Tai klubas yra įkurtas jau 7 metai, oficialiai. Klubo iš tikrųjų idėja pati gimė, kad įkurti oficialiai, nes tikrai daug bendraminčių atsirado, idėjų daug, renginių ir susitikimų irgi nemažai. Tai bendrom jėgom, ne mano vienos aiškiai iniciatyva, įkūrėm oficialią asociaciją. Tai vykdom veiklas, orientacinės, varžybas, susitikimus kaip ir dabar, miške pasikepti šašlyko ar dešrelių. Tikros Subaru, tai jo, čia taip sakau, visi subaristai turbūt tą patį gali pasakyti, kad Subaru yra liga ir gyvenimo būdas. Tai. Jo, nes iš tikrųjų aš ir pats pardaviau, sakiau, viskas, Subaru nebepirksiu, bet praėjo pusmetis ir vėl už Subaru vairo. Tai, o sakyk, jau, ar daug žmonių pritraukėt į savo susibūrimus, savo renginius, išvykas? Iš tikrųjų nemažai, draugaujam tiek su Vilniaus Subaru klubu, su Kauno, sunkiau gal pritraukti Žemaitiją, nes jie toliau. Darom tikrai ir susitikimus, ir Vilnių važiuojam, ir Vilnius pas mus atvažiuoja. Tai vat vasarą irgi planuojam gal turbūt padaryti kažkokį orientacinį. Su vienais metais darėm su nakvynė, visai buvo smagu pasibuvimas toks ir naktinį žygį. Tai manau, šią vasarą vėl kažką sugalvosim, padarysim. Didžiausias renginys tai yra buvęs, tai susirinko netoli 100 žmonių. Wow. O sakyk, vasarą gerai, turėsim vieną didelį suvažiavimą, o daugiau planų, gal kažkokių išvykų, ar tik tais apsibrėšim ties vienu renginiu? Daugiau nieko neplanuojat? Kaip visą laiką, tradiciškai mytai. Tai tokie trumpi pasibuvimai, pasivažinėjimai. Kadangi Subaru klube pati pradžia kaip buvo, tai buvo tie tokie jau aukštesni automobiliai. Dabar visi prasigyvenom. Į žemagrindžius perėjom, tai stengiamės orientuotis tiek į vienus, tiek į kitus, kad būtų draugiškai, kad nebūtų tokių, kaip sakau, diskriminacijos. Tai visokių iš tikrųjų tų renginių planuojam, susitikimus, tikimės gal ir Vilnių, ir Kauną prisikviesim į susitikimą. Supratau. Tai ačiū Ieva už trumpą pasakojimą. O mes, manau, susimatysim greitoje ateityje. Nu kągi, išjudam iš stovyklavietės, pakalbėjom su Ieva apie ateinančius planus, apie tai, kaip sekėsi, apibendrinom praėjusius metus. Tai iš tikrųjų smagu, kad yra aktyvių žmonių, aktyvių klubų, kurie užsiema veiklom, ypatingai išvažiavimais kažkokiais, tai šiek tiek ištrunkam iš tos rutinos, tai labai fainai. O mes, manau, susitiksime kitoje laidoje. Kita laida jau bus aktyvesnė, su daugiau ekstremo. Planuojam keliauti į Estiją, aplankyti kai kuriuos senus karinius ir apleistus objektus. Išvyka kelių dienų, tai laukia toks įtemptas grafikas. Ir manau, kad
tai bus po kokių kelių savaičių. Mes toliau bandom filmuotis, keliaujam, veikiam, veliamės į avantiūras, o su jumis susitiksime jau netrukus. Iki! Ir paradoksas. Išvažiavam iš stovyklavietės, jau išvažinėjom iš miško ir kaip jūs galvojat, pradeda snyguriuoti. Tai tame ir yra avantiūras, kad tu niekada nenuspėsi plano, kaip viskas įvyks, kaip viskas bus. Ir reikia mėgautis turbūt tuo, ką turi ir ką gali paimti iš esamo laiko. Tai ačiū, kad buvote ir iki susitikimo kitose laidose. Aš, Aurimas Avantiūristas, su jumis atsisveikinu. Iki!